Sveiki, draugai. Prisistatymų nereikia, eikime tiesiai prie reikalų. Labai gerai, draugai. Atėjo laikas pasidaryti analizę pirmą mūsų grupės istorijoje ir pasidarysim pačią stipriausią. Tai yra begemoto, šokančio begemoto analizė, kuris turi labai storus pirštus ir labai kreivą liniuotę. Tai pradėkime nuo to, kad tiesiog skaitysiu viską ir perteiksiu mintimis, kaip profesionalas mato rinką. Labas vakaras. Nevyniojant į vatą, noriu pranešti. Čia dar turėtų būti žodžių į vatą. Ne? Nes kas yra vata, tai mes visi suprantam. Kad pasiekė kaina mano abu targetus, pirmas targetas nepasiteisino. What the fuck? Čia iš karto yra brainrotas. Kaina pasiekė abudu targetus, pirmas targetas nepasiteisino. Tai įsivaizduokit, žmogus turėjo du tikslus, vieną iš jų pasiekė, vieną nepasiekė, abudu pasiteisino jam, bet vienas nepasiteisino. Abudu pasiekė jo tikslus, bet vienas tikslas nepasiteisino. Galvoju, kad čia gali žmogus tokią klaidą įvelti. Viskas su tuo gerai. Skaitant toliau, šiuo metu kaina yra ant antro targeto. Čia yra Bibi, žinau kas, atvirai sakau. Prisiminus seną imbalance, turi būti imbalance, nuo kurio atkulus kainai padarė naują all-time high 124 tūkstančiai. Toj zonoj yra labai daug orderių išmėtyta. Tai kai nežinai ką sakyti, įmeti žodį imbalance, skamba protingai, bet realiai ką tu pasakai šitą vietą ir tu supranti, kas tas yra imbalance. Ir ką tu turiu omenyje, nes tu tiesiog dabar bandai protingai pasakyti. Bet juokingiausia, tai pasiekė abu, bet vieno nepasiekė kažkaip. Tai kur tai dingo? Kur tavo targetas dingo, tu numyštas mentorių, kur jis dingo? Čia yra absoliutus matematikos čempionas. Jeigu šitas poi dabar atlaikys, nelaikys, čia yra poi, point of interest, ta prasme, point of control. Nerealu. Tai belieka paskutinė zona 106-104, kurioj tikėčiausi dar kažko žiūrint į longus. Tai jeigu kaina yra, įsivaizduokit, 118, tai žmogus longina jau prie 108, prie 104, kai nukris. Tai čia, žinok, čia, jeigu tavo analizė yra tokia, tai čia yra stipru, nes longint gali reikėti rytoj, kai kaina bus 115, kai bus 116, o ne? Bet tu nesupranti, kas vyksta. Čia yra elementarus dalykas. Tu longini, kai pakrenta, tiesiog tragedija. Toliau. Remiantis, kijotaka, hujataka. Remiantis, tarsi, čia yra vienas labiausiai triggerinių žodžių, kur tu gali padaryti klaidą. Aš suprantu, žodis atkulus, jisai gali būti per sudėtingas, gali netyčia paspausėt remiantis. Tai aš kaip ir minėjau praeitose žinutėse, kad čia žmogus turi protinę negalę, bet jisai mokina kitus, įtakoja kitų sprendimus ir taip toliau. Čia turbūt tas pats, kas, nežinau, net nenoriu taip stipriai varyti, bet čia realiai stipru. Nesimato šiuo metu kažkokių didelių pirkėjų atėjimų. Tai ar tu supranti, ką tu kalbi? Įsivaizduok, žmogus per grafikus aiškina, kad kažkas turi ateiti, pirkėjai turi pamatyti juos ir taip toliau, tik tada longin. Čia yra absoliutus atitraufavimo lygis, apie tai jūs pamatysit vaizdo įrašę šiandien vakare. Nežinau. Aš suprantu, tu gali ateiti į parduotuvę, tu gali ateiti, nežinau, į kino teatrą, bet neteis pirkėjai, kad ir tu nepastebėsi jų, supranti, tai pirmoje nuotraukoje, what the fuck, pirmoje nuotraukoje, matot ją, price CVD plus open interest. Bibi, žinau, čia yra iš tikrųjų tragedija, tragikomedija, bet realiai, jeigu aš jau turėjau įtarimą, kad tu esi psichiškai neįgalus ir nesveikas ir taip toliau, tai čia yra puikus įrodymas. Remiantis kijotaka, nuotraukoje, hujataka, atkulus kaina ai. Šiuo metu vyrauja bearish trendas. Tu labai protingas, nes kaina krenta į apačią ir tu matai bearish trendą, visur raudona, ir taip toliau. Šiuo metu vyrauja bearish trendas žiūrint į visus šiuos indikatorius. Tai jie tau parodo
kad vyrauja bearish trendas, broli. Mano indikatorius parodė pačiam aukščiausiam taške, kad jau keičiasi trendas. Jau aukščiausiam taške, o tu dabar pastebi, kad vyrauja bearish trendas, kai jau yra rinka užnesta visais įmanomais šortais, kur mano žmonės norėjo longint, pasakiau, jūs turėkit kantrybę šitoj vietoj ir taip toliau. Bet tu esi absoliutus glušius. Ką reiškia, kad vyksta kažkokia long likvidacija, bet pravaikiais kritimas, nu tu esi absoliutus degeneracijos, hujataka, reimotaka, dramataka asasinas. Tiesiog žvėris esi, absoliutus žvėris ir tiek. Tie kubeliai, tos linijos, tie visi open interest, tai dėl tos taptos gemos, hujamos labai protinga. Bet tu turi suprast, ką tu kalbi ir kad tu literaliai nieko nepasakai, net lietuvių kalbos nemoki. O ką kalbėti apie finansų rinkos raštingumą, jeigu tu mūsų gimtos kalbos nesugebi sudėlioti gražiai be klaidų. Tu neraštingas, o finansiškai tu dar kitus mokini finansinio raštingumo. Tai kaip manai, kame tame visame yra esmė? Ar tai yra normalu? X-of chart stebiu delta, žiūrint į daily chartą, dvi paskutinės dienas iš eilės, delta buvo neigiama. Nu tu genijus. Tu atžiūri, kas buvo tas dienas ir tu pamatai, kad delta buvo neigiama. Nu tiesiog genijus esi. Nu iš tikrųjų, ką reiškia, kad rinkoje daugiausiai dominavo agresyvūs pardavėjai? Ne, po all time high nedominuos agresyvūs pardavėjai. Kai rinka eina į konsolidaciją, tikrai nebus tokių dalykų. Trumpai, tai yra 50% marazmai, 40% grafikai, vat kaip čia, spalvų, fonų, linijų. Vat kodėl ne apie vieną liniją nepasiremta, tiesiog viskas užgrūsta, čia, vat, nežinau, tapetas užklijuotas, čia lenta užkalta, tapetas užklijuotas, kaina, rodiklių spalva, hui paryši kokia, geltona, balta, volumo profiliai užtraukti, geltoni, balti, tu nematai nei žvakių, nei kokia žvakė formuojasi, nei, o viešpatį, tai 50% yra marazmai, 40% yra grafikai su hui paryši kokia prasme ir 10% yra gramatikos klaidų. Tai čia yra gera analizė, vat kaip rinkas analizuoja pseudo, invalido, huido tipo mentoriai ir uostyk.